Dar nepakankamai senas treneris, kad mokyčiau vaikus, arba tai, kad dar kažkiek prisimenu, kaip žaisti, arba nesenai baigiau buriavimo karjerą, padeda su jais susikalbėti. Žinau jų visus, kaip sakoma, trendinančius dalykus ir stengiuosi kalbėti kuo paprasčiau, kad kuo greičiau jie suprastų to, ko iš jų noriu. Tai. O gražiausia yra tai, kai tu vaiką išmokai buriuoti ir kai jis pamilsta šitą sportą ir grįžęs po treniruotės sako, ačiū tau treneri, kad esu čia. Tai turbūt tai ir yra gražiausias dalykas ir dalykas, dėl ko mes dirbam treneriai. Ir tikrai buvo tokių transformacijų, kur aš, kaip pastebėjau, buvo labai įspūdinga, kai tas vaikas bijojo vienus, antrus metus. Ir šiais metais jis nuo to bijojimo atsispyrė ir pasirodo, jis turi labai didelį užslėptą talentą ir gali netgi plaukti tarp lyderių. Vaikam labai svarbu, kai treneriai jais tiki, kad jie gali, kad jie sugeba. Nuo optimisto viskas prasideda, nuo optimisto prasideda buriavimo kelias. Per 4 kampų laivą, 4 kampų burę atsiveria visas pasaulis, kur toliau tik tai vandenynai ir jūros. Jeigu mes kalbam apie tuos mažuosius 6-7 metų, tai žaidžiam, žinom, kad optimistas dar tiesiog žaisliukas, tai čia ne olimpinė klasė, sakykim, tai mes galbūt nesiekėm aukštumų, bet buriavimas sportas ne visiems, tai aš taip galvoju, tai kai jau tą vieną kitą randam, tai su jais dirbam. Bet užkrėst buriavimu visus užkrečiam nuo mažumės. Laivelis vis tiek technika, reikia būti atsakingam, ją paruošti, prižiūrėti, pasiruošimas, sakykime, stebėjimas orų ir taip toliau. Toks truputėlį platesni vandenys, bet tu ugdai ir asmenybę, ir taktiką, ir teoriją. Tiesiog labai didelė visuma dalykų, kuris susideda ir labai po to matai smagu, kaip žmogus auga, kaip formuojasi jo charakteris, jisai sustiprėja, sulėtėja, sakykime. O sunkiausiai, tai nežinau, sunkiausiai nekreip dėmesio į tas emocijas, žinot, nes gali labai pasiduoti, ašaras pamatęs, reikia kažkaip susilaikyti. Tai truputėlį tas sunkiau, bet išmoksti. The important part, I think, is that coach should love what he's doing. And then it becomes not tricky, not stressful, but it's just some process. Learning process as for the sailors, as for the coach. When they start to feel that it really works, then this is the moment when they enjoy in not just sailing but performing, but races, and they want to push harder and harder. And this moment, coach should feel it to raise the bar a bit higher, slowly. We don't do something very difficult from the beginning. Should be step by step. I mean, at first they learn to manage the situations by themselves, no? Because they are alone in the boat. Of course, we are close to them to support them always. They learn how to manage the problems by themselves. And they become more and more independently than in life, and I feel it, that's really true. For me, it's important to give them this freedom. They make decisions by themselves. If there is some strong winds and everything, it builds them, characters to face the problems when they struggle with strong winds. They learn how to fight for their achievements. So, yeah, I think it's amazing, especially for this kind of age.